Labadiena, Aukštaitijos naujienų portalo NLT skaitytojai ir žiūrovai. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Labadiena. Sveiki. Ponas premjerė, trumpai apie vizitą Panevėžyje. Kur apsilankėte, su kuo susitikote, ką pamatėte? Kol kas pavyko apsilankyti sporto vystomame arba rekonstruojamame centre. Tai yra sporto rūmai, naujasis baseinas, stadionui reikalingas dėmesys. Taip pat lankėmės Panevėžio ligoninėje, kur infekcinių lygų naujasis korpusas tik pradedamas statyti, įkasėm kapsulę, bet be jokios abejonės reikės dėmesio ir toliau. Na ir aplankėm vieną iš įmonių, matyt, panevėžiečiai tikrai žino Cargo Schwitzbull, rimta įmonė, kuri gamina puspriekabes ir taip vadinamus šaldymo tuos agregatus. Visai Europai. Tai rimta įmonė, džiaugiuosi, kad į Panevėžį, mano gimtajame mieste, bet taip pat yra keletas biurokratinių kliūčių, kurios trukdo jiems augti. Tai jiems taip pat reikia šiek tiek dėmesio ir pagalbos. Kokias matote problemas regionuose, ar ne? Sakykime, kalbam apie regionų ministerijos kūrimą. Kokias funkcijas galėtų perimti ir kaip galėtų prisidėti prie regionų, sakykime, vystymosi ar visiško nenumirimo, kaip čia galime įsireikšti? Regionai šiek tiek skiriasi vienas nuo kito, bet yra ir bendrosios problemos. Tai yra sveikatos priežiūros, to vadinamos infrastruktūros išvystymo klausimas, paprastai tariant, ligoninių modernizavimo klausimas, švietimo įstaigų klausimas, tiek pagrindinio lavinimo, kai kur mokinių yra daugiau, kai kur mažiau, kai kur reikia uždarinėti mokyklas, kai kur reikia atvirkščiai modernizuoti, atidarinėti. Be abejo, investicijos ir darbo vietos yra ypatingas klausimas, nes jeigu nėra darbo, nėra pajamų, tai žmonėms nėra ko ten ir veikti, nėra kaip gyventi, todėl keliasi į ekonominius centrus. Tai todėl ta regioninė politika yra nepaprastai svarbi, dėl šios priežasties vyriausybės programoje yra numatytas ministerijos steigimas. Čia kai kas sako, kad tai yra papildoma biurokratija ir kaštai, galiu nuraminti visuomenę. Pirmiausia, kaštų papildomų neturi būti, nes tai yra kuriama jau egzistuojančios ministerijos rėmose, vidaus reikalų ministerijos atskiriant dalį funkcijų, taip pat perdodant dalį funkcijų iš aplinkos ministerijos, susisiekimo ministerijos. Tai yra vadovaujamasi gerąją praktiką Lenkų ir Estų, kurie savo tokius regioninių ministerijų darinius turi įsisteigę anksčiau ir jie labai rekomendavo tai daryti. Nes dabar regioninė politika kaip našlaitė. Lyg ir visiems svarbu, bet nėra vieno, kuris tuo iš tikrųjų rūpintųsi. Tai štai čia tikimės kitų metų Liepos 1 startuoti su ministerijos veikla ir atitinkamai perduoti visas tas sutelktas funkcijas. Panevėžio regiono taryba lygi pasitvirtino kreipimąsi berods į jūs ar kažką, kad įkurti šią ministeriją Panevėžyje ar kažkur regione. Ar bus svarstomi tokie dalykai, ar visgi tai liks tik tai centrinė ministerija? Bus svarstomi ir tie dalykai, nes vėlgi galima suprasti, kodėl yra toks poreikis, kad regionų ministerija būtų regione, bet į tai reikia žiūrėti ir per šiek tiek kitą prizmę ir kitų šalių patirtį. Estai padarė ne vieną tokią reformą, kai centrinė įstaiga iškėlė į regionus, bet po 5-7 metų dalį sukėlė atgal, todėl kad tu gali įstaigą iškelti, bet jeigu žmonės ten, kaip sakyti, reikalingi specialistai iš centrų važiuoja, tai jie apsisuka ir grįžta ir tada ir įstaiga turi važiuoti paskui žmonės. Bet geras kreipimasis atkreipiant dėmesį į regioninės politikos taikymo peripetijas. Taip, sveikatos apsaugos sistema, eilės pas gydytojus, medikų pritraukimas į regionus irgi turbūt regionų problemas. Kaip matote jų sprendimą ir sprendimo būdus, galimybės ir Dalis problemų yra gana sudėtingos ir joms įspręsti reikės šiek tiek daugiau laiko. Kai kurios problemos yra lengvesnės ir tiesiog stokoja jų sprendimas per ilgą laiką šiek tiek politinės valios arba tokio susitelkimo, kaip pavyzdys eilių valdymas. Mes nepaisant to, jog pagal gydytojų skaičių pirmaujam 100 000 gyventojų Europos Sąjungoje, bet kažkodėl vis tiek pas mus eilės. Vadinasi, kažkur mes nesusišnekam su eilių valdymu, su sakykime, taip, darbo našumu, su gydytojų, sakykime, to laiko resurso paskirstimu. Ir štai čia, matyt, šitie sprendimai duos greičiausiai rezultatus, nes turime informacinę pacientų registravimo sistemą, kurioje ne visos kol kas įstaigos dalyvauja, todėl ir pacientas negali rinktis trumpiausios eilės visose įstaigose. Antras dalykas.
Vėlgi, turime planuoti savo darbo laiką visi, matyti 3-6 mėnesius, lygiai taip pat sveikatos priežiūros įstaigos, kol kas duoda laiką mėnesiui. Na, jeigu gydytojo nėra per mėnesį, tada laukit vėl kažkokie tai perdalėjimai tų eilių. Taip, kad čia aš į techninės detalės labai nesileisiu. Eilių valdymas, eilių trumpinimas yra vienas didžiausių prioritetų sveikatos priežiūros srityje. Na, kalbant vėlgi apie paslaugų prieinamumą, ilgą laiką pastarosius bent 4 metus buvo daroma reforma funkcijų paslaugų centralizavimo į regionų centrus, bet iš tikrųjų buvo pažadas, jog jas pakeis, taip vadinamos ambulatorinės, šeimos gydytojų platesnės paslaugos ir kiti dalykai. Deja, to neįvyko, todėl ši reforma yra sustabdyta ir atsisukam į žmonės regionuose, nes vėlgi statistika yra negailestinga. Turime labai stipriai didesnį statistinį, taip vadinamą, išvengiamą mirtingumą, lyginant su ES. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos lygos, nuo kurių tikrai šiaip žmonės nemiršta, jas laiku pagydžius, dėja užleistų pacientų atveju, negavus laiku regionuose sveikatos priežiūros paslaugų, jos išsivysto, komplikuojasi ir žmonės būna, kad ir numiršta. Tai taip, kad yra visas planas, tas planas, sakau, kai kas duos rezultatus greičiau, kai kam reikės visos 4 metų kadencijos, bet čia dėmesys ir specialistai sutelkti yra rimti. O kaip dėl valstybinės ir privačios medicinos santykis, nes daugelis turbūt, kaip sakėte, eilė, nesulaukia, važiuoja pas privatininką, nors iš tikrųjų yra drausti, tačiau papildomai moka ir, sakykime, galbūt netgi primoka, negu ligonių kasos siunčia. Aš nesu kažkoks priešas privačios medicinos ir iš tikrųjų, jeigu privati medicina nori ir turi žmonės perkamąją galią, nori kažką tai kitaip, daugiau, viskas tvarkoj, tegul perka tas paslaugas ir kaip sakyt, gauna tas paslaugas. Bet kai žmonės turi sumokėti 2 kartus iš savo kišenės, mokesčių pavidalu per privalomą sveikatos draudimą ir atitinkamai dar nesulaukia eilės turi važiuoti į privačią kažkokią gydyklą, va čia jau yra neteisinga. Dar daugiau mums kaip visuomeniai va šitoks modelis kainuoja labai brangiai, nes mes ir per privalomą sveikatos draudimo fondą apmokam tą paslaugą ir už kažkokias papildomas dar žmogus iš kišenės prisimoka. Vadinasi, kaip visuomeniai, kaip ekonomikai, tai yra papildomi kaštai. Todėl yra priimti sprendimai, kad tos paslaugos, kurios mes žinome, beje ir verslas pripažįsta, jog ekonomiškai yra rentabilu, atsiperka teikti tas paslaugas be papildomų priemokų, už tas paslaugas privačios gydymo įstaigos priemokų imti negalės. Tai yra ruošiamas toks įstatymo pakeitimo projektas, jis bus pateiktas Seimui. Seime aišku visko būna, bet tikėkime, kad kolegos Seime taip pat supras, jog tai yra svarbu ir reikalinga. Taip, geopolitika. Vieni gazdina, kiti ramina, kokia iš tikrųjų mūsų šalies situacija yra, ką žmonėms daryti, bijoti, laukti kažko, gyventi nežinia ar gyventi šią dieną. Žmonėms galiu pasakyti paprastą dalyką. Geriausiai mes giname Lietuvą, darydami tai, ką mokam geriausiai. Dirbkim savo darbus, auginkim savo šeimas, investuokime, darykime verslą, paprastai tariant, o mūsų gynybos sistema tvirtėja, investicijos yra daromos teisingos, mūsų partnerių strateginių tiek JAV, tiek Vokietijos, tiek Lenkijos dėmesys mūsų regionui neslopsta. Dar daugiau galiu pasakyti, jog ir Baltijos šalis kartu su Šiaurės šalimis ir labai gerai sutarė ir investuoja į savo gynybos pajėgumus. Na, o kalbant apie geopolitinę situaciją, be abejo, dalis informacijos yra nevieša, tačiau galiu pasakyti paprastą dalyką. Ukraina šiandien yra sutraukusi visą Rusijos įmanomą karinį dėmesį, todėl matyti, jau logiškai galime suprasti, jog ir Kaliningrado sritis yra silpnesnė, kai mes daugelis nuogąstavom, kad Suvalkų koridorių kažkas gali užiminėti. Ir Baltarusija yra, kaip sakyt, nukraujavusi ir savo techniką yra perdavusi Rusijai. Taip, kad šiandien mums tiesioginės grėsmės tikrai nėra. Baimė yra prastas patarėjas, nereikia baimėje gyventi, dirbti savo darbus ir išspręsim tos visus klausimus. Taip, karinis biudžetas, mokesčiai. Ar žmonės ir verslas turėtų sunerimti, veržtis diržus, ar nebus tokių drastiškų kažkokių reformų? Ne, tikrai nerimo neturėtų būti ir nebus jokių drastiškų ar ten drakoniškų reformų. Ir šiandien galiu nuraminti visuomenę, kad gynybos finansavimas, taip, jisai augs artimiausių laikotarpių, tačiau tai tikrai nebus mokesčių našta perkelta nei ant verslo, nei ant žmonių.
Šiandien, kovo 6 dieną, renkasi Europos vadovų taryba, ten jau yra ant stalo padėtas ir papildomas finansavimo instrumentas, didžiulis paskolų fondas, iš kurio trumpuoju laikotarpiu ne tik Lietuva, bet ir kitos Baltijos, Šiaurės šalis skolinsis tam tikras lėšas ir tos lėšos bus nukreipiamos į gynybos sistemą. Dar daugiau, tam, kad mes tų pinigų, nepravalgytume, neprisipirktume ginkluotės užsienyje, nes tai yra pinigų išvežimas. Esame ant stalo jau pasidėję ne vieną bendrą investicinį projektą su užsienio įmonėmis, gynybos industrijos įmonėmis, kur mums reikalinga ginkluotė ir amunicija, gaminsime čia Lietuvoje, tą kiekvieną eurą, palikdami čia ir apsukdami mūsų ekonomikoje. Tokiu būdu tie pinigai grįš į biudžetą tam tikrą dalimi ir vėl bus galima juos panaudoti gynybos finansavimui. Todėl aš žinau, kad kiekvieną kartą kalbant apie mokesčius, žmonės ištinka natūralus nerimas, kiek iš mano kišenės čia dabar valstybė tiesia ranką. Jau visi skaičiuoja nekilnojamo turtą. Tai yra spekulacijos. Tikrai yra du principai. Pirmasis, kuriais vadovaujantis, darome tas mokestinės korekcijas, jos bus neženklios, bet vis tiek, kad tie mokesčiai nespaustų mūsų verslo tiek, kad neprarastų konkurencingumą verslas, nes mesgi konkuruojame ir Europoje, ir pasaulyje, turime parduoti savo prekes paslaugas. Ir antras dalykas, kad bet kokie pakeitimai nekristų ant silpniausių ekonomiškai žmonių pečių. Tai čia yra du geležiniai principai ir kai bus jau pateikti pasiūlymai, galėsime įvertinti, susižiūrėti, susiskaičiuoti, bet dar kartą sakau, tikrai tai nebus ir nereikia dėl to nerimauti ar nervintis ar tuo labiau bijoti. Atsijungėme nuo Brelo, ar ne? Pliusai, minusai, turbūt viskas aišku, minusų turbūt nėra. Ar dar yra kokių bambagyslių, kas mus jungia, sakykime, su tais priešiškais kaimynais Rusija, Baltarusija, ką dar turėtume padaryti? Praktiškai mes turime vieną jungti Kaliningrado, taip vadinamą dujų vamzdį, dujų tranzito klausimas. Jis, aišku, yra ne vien tik mūsų sprendimų diapazone, su ES tos klausimus derinam, nes kol kas jie gauna dujas ir tomis dujomis kūrena savo generacinės elektrinės ir kadangi jau atsijungiam nuo Brelo, tai ir Kaliningradą atjungiam, tai dabar jie apsirūpina elektrą tokiu būdu, bet jie taip pat turi suskystintų dujų terminalą, stato požeminę dujų saugyklą ir tos klausimus ilgainiui išsispręs. Šiandien mes tos situacijos neeskaluojam, sklendės ar vamzdžio neužsukinėjam, nes Lietuva niekada savo kaimynams nėra grasinusi ar šantažavusi ar kažkokius panašus dalykus dariusi, nes nemanau, kad ta eskalacija šiandien kažkam yra reikalinga. Taip, biurokratijos mažinimas, kova su augančiamis kainomis, kokios dar netidėliotinos problemos yra ant jūsų darbo stalo? Visos yra problemos ir jos visos yra aktualios, vyriausybė neturi prabangos rinktis, šiandien darysim tą, rytoj darysim aną, bet kai kurie dalykai iš tikrųjų yra kaip įsisenėjusios problemos. Pavyzdys su debiurokratizacija, ar tai būtų verslas, ar tai būtų žmogus. Mums visiems yra laiko skirta tiek gyvenime, kiek yra ir jeigu jį dar kažkoks, atsiprašau, yra sąžiningų valstybės tarnautojų, bet biurokratas, kuris mato taisyklės siaurai ir bukai, tą laiką iš mūsų šeimų vagia, tai žino, tai yra nepriimtina. Be abejo, mes galime visada sakyti, kad tokia yra tvarka, bet tvarkos yra keičiamos, įstatymai yra keičiami, technologijos informacinės yra diegiamos. Tai čia matyti yra didžiulis kreipiamas dėmesys visos vyriausybės, visų ministerijų, yra prie kiekvienos ministerijos įsteigta taip vadinama biurokratinės naštos mažinimo komisija, jos yra pradėjusios darbą. Ir šiandien mes lankydamėsi įmonėje sprendėme, tokius atrodo, primityvius, paprastus klausimus, bet 4 metus jų negalėjom spręsti. Įmonė savo pagamintą produkciją turi 2-3 savaitės laikyti lauke, tam, kol galės ją perduoti užsakovui. Tik todėl, kad viena institucija tiesiog užsispyrusiai atsisako savo įsakymų, savo vadovų įsakymų pasikeisti tvarką. Tai tos klausimus mes jau išspręsim, bet tai yra vienas dalykas. Antrasis dalykas, kaip ir minėta, sveikatos sistema, sveikatos paslaugų teikimo sistema pas mus yra nebloga, bet stipriai sufragmentuota ir ekonominiuose centruose geresnė, žiūrint į kraštus į periferiją silpnesnė. Švietimo sistema yra minėta tikrai pilna iššūkių. Apie verslo konkurencingumą šiek tiek šnekėjom, gynybą šnekėjom, matot, kur pirštų bebesi, ten tikrai yra užduočių, labai rimtų užduočių. Taip, gimėte ir mokėtės Panevėžyje, ar dažnai tenka sugrįžti į gimtinę, ar yra pas ką čia atvykti? Anksčiau dažniau grįždavau, natūraliai, pirmą kursą, kai studijavau Vilniuje, Vilniaus universitete, tai grįždavau kiekvieną savaitgalį pas mamą, pas tėtį. Dabar irgi pas mamą ir tėtį dar grįžtu, bet jau tas periodiškumas grįžimų jau gerokai retesnis.
Na kągi, ačiū Jums, kad apsilankėte pas mus studijoje. Priminsiu žiūrovams, jog mūsų studijoje viešėjo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Taigi dėkoju Jums, linkiu sėkmės. Ačiū. O žiūrovams dėkoju už dėmesį, viso gero.